Šiais laikais dauguma svajoja apie nuosavą būstą. Bet ar tai svajonė, ar misija neįmanoma? Mūsų tikslas išanalizuoti, ar jaunam žmogui Lietuvoje įmanoma įsigyti savo būstą ir suprasti, kaip ši situacija keitėsi per pastarosius metus. Analizai pasitelksime 3 rodiklius – vidutinę būsto kainą, vidutinį atlyginimą ir būsto įperkamumo rodiklį. Būsto įperkamumas bus vertinamas išvestiniu rodikliu, apskaičiuotų kaip santykis tarp vidutinės būsto kainos ir vidutinio metinio atlyginimo, parodančiu, kiek metų žmogus turi taupyti visas pajamas skirdamas tik jam. Taip pat palyginsime būsto kainą skirtingose Lietuvos miestuose ir palyginsime Lietuvos situaciją kitų Europos šalių atžvilgių. Per pastaruosius metus būsto kainos kilo kur kas greičiau nei atlyginimai. Jaunam žmogui tai reiškia viena – reikia dirbti ilgiau, taupyti daugiau, o nuosavo būsto svajonė tolsta vis labiau. Gal dar palauksiu. Naudojant mūsų išvestinį rodiklį atrodo, kad misija lengvėja. Statistiškai būstų įsigyti Lietuvoje užtenka vos 5,5 metų darbo. Stop! Lietuvos vidurkis yra tik iliuzija. Statistiškai atrodo, kad Lietuvoje pakanka vos 5 metų darbo įsigyti būstą. Tačiau taip yra tik todėl, kad į šią statistiką patenka mažesni regionai, apie kurios trūksta detalesnių duomenų. O kas jeigu aš gyvenu Tauragės apskrity ir noriu būsto Vilniuje? Dėl duomenų trūkumo nežinome, ar Tauragėje būsto kainos mažesnės už Lietuvos vidurkį. Tačiau Tauragės gyventojams įsigyti būstą sostinėje gali prireikti daugiau nei 14 metų darbo. Varau į Ispaniją. Sapnau, kad ten viskas daug pigiau nei Lietuvoje. Sapnai lik sapnais. Lietuva nėra pačioje blogiausioje situacijoje. Pagal būstų įperkamumą jie užima 11 vietą iš 27 ES šalių. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje, situacija dar sudėtingesnė, o palankiausia šiuo metu yra Rumunijoje. Na gerai, tuomet teks nusipirkti būstą Lietuvoje. 279 999? 280 000. Pagaliau sustaupiau. Kur dingo mano atostogos ir mano pramogos? Būstas jūs tiesiog suvalgė. Tai statistinė realybė. Lietuvoje apie 5% gyventojų būstą išleidžia daugiau nei 40% pajamų, todėl situacija kol kas gana stabili. Tačiau Europoje ši problema yra didesnė, todėl būsto įperkamumas tampa vis svarbesnė socialinė problema. Atlikta analizė rodo, kad nors ir jaunojo žmogaus pajamos pastaruoju laiku kilo, būsto kainos Lietuvoje kilo dar greičiau. Todėl būsto įperkamumas jaunam žmogui pastaruoju laiku tapo sudėtingesnis. Su planavimu ir kantrybė svajonių būstas gali tapti realybė. Bet ar tai misija neįmanoma? Sprendžiate jūs.